Sveiki, parasparnis pats paprasčiausias skraidymo aparatas. Prieš 50 metų parasparnius išrado prancūzai. Prieš 15 metų parasparniai pasirodė ir Lietuvos padangėse. Taigi, mes susiruošėme po Lietuvos miestelius ir kaimelius pakalbinti žmonės, ką jie žino apie parasparnį. Norime paklausti, ką žinote, kas yra parasparnis? Skraidimo aparatas. Kaip jisai atrodo? Sparnas. Parasparnis. Nu ir nežinau. Parasparnis. Žinot, senas dėdas ir nežinau, kas tas parasparnis. Čia koks tai instrumentas koks tai. O tai ką su juo galima daryti? Kaip galvojate? Nežinau, tai kad aš neįsivaizduoju, kas per daiktas. Parasparnis. Taip, parasparnis. Toks daiktas, su kuriuo skraido. O kaip jisai atrodo maždaug? O jūs nematėt niekad? Toks, čia pastakliškas dažniausiai matom tokius raudonus. Tokį vieną raudoną, taip dažnai skraido. Nežinau kaip paaiškinti. Labą dieną. Gal galima klausimą jums užduoti paprastą klausimėlį. Ką jūs žinote, kas yra parasparnis? Parasparnis? Taip. Nežinau dar aš apie tą, ką tokį galiu pasakyti. Parasparnis vis tiek kažkaip tai skrenda gal, ar kaip, ar... Nu, kad tikrai tokiam, neminu. O tai čia neskraido, niekas su jokiais... Jis skraido toks žmogus vienas, matau, kad skraido, bet aš nežinau, kaip jis vadinasi. Aha, o tai kaip atrodo jo tas aparatas skraidantis? Parašiutė toks panašus. Aha. Kas yra parasparnis? Yra ultralengvasis skraidimo aparatas. Parasparnis toks skraidantis objektas. Aha, kaip jisai atrodo? Nu, kaip motociklas, kaip kas ir viršui sparnai. Parasparnis? Taip. Lėktuvėlis kažkoks, turbūt ar ne? O matėt, kada skrido parasparnis? Matęs skraido, visokiausios, nežinau jų marketą. Nu, tikrai nenumanau. Parasparnis, nu tai ten tie, kur tokie skraido. Toks. Nu, kaip čia jums pasakyti, va toks va. Toks. Ir čia va toks. Nu, kaip parašiutas panašiai, ir čia apačioj sėdė ant kėdės žmogus ir skrenda. Parasparnis tai, slidikų va, prie sieną kalnių. Nu, su varikliuku, parašiutas. Parasparnis? Taip, parasparnis. Parasparnis yra su motoru, du šitie ir parasparniai. Šitas kupolas toksai parašiutas su tokiu varikliu ant nugaros, ar ne? Parasparnis tai tokie skraido, nu kaip ne lėktuvas aiškusiai, bet danguje plasnoja virš ežerų, va ten mūsų apylinkėse grendavės. Tai parasparniai turbūt nuo kalno galima ir be variklio, bet oro srovės jį gena, jeigu aš gerai čia atspėjau. Skraidimo aparatas. O kaip jisai atrodo? Nu, sparnai ir reiškia žmogus horizontaliai ant jo ir pakyla į viršų. Lėktuvėlis, tas toksai, kur motoriukas ir sparnai. Tai Žmogus, kaip pasikabinės, skraido. ant parasparnio pasikabinės, ne? Nu, manau, kad taip. Taigi, lankomės nuostabiam kaimelį Aukštadvaris ir matome vietinių žmonių, vat būrelis merginų būriuojasi, todėl pabandysime paklausti, ką jūs žino apie parasparnį. Labą dieną, panelės. Labą dieną. Norėtumėme užduoti keletą klausimų. Pradžioje, ką jūs žinote, kas yra parasparnis? Ką? Kas toks? Ai, tai čia, aš žinau, čia yra baldų gamintojo pavadinimas, čia pas mus yra miestelėje. Ai, pas mus miestelėje yra. Taip. O kokius baldus gaminate? Visokius, tai ten visokių tų baldų, ką žinau. Va, praeitą savaitę tai pirkom ten šitą etažerką. Ai, tai kur pas tave nauja, ne? Tai va, taip. Ir kai baldai patvarūs, jie ilgai tarnaujantis? Nu, savaitę atlaikė. Savaitę. Jau dar po to jau ten baliaus neatlaikė, nes nu ten prisirėmėm stipriai. Tu nepasakok visko taip. Išsiaiškinti, kas tai yra parasparnis ir kaip juos skraidyti, mes pasikvietėme geriausią instruktorių Lietuvoje, Jevgenijų Blochą. Parasparnis tai yra lengvas skraidimo aparatas, pagamintas iš audinio ir stropų.
Jo konstrukcija labai broliška su parašiutų sparnų. Iš šitų aparatų parasparnis ir gimė. Jis gali būti naudojamas kaip laisvam skrydžiui, kaip sklandytuvas, taip ir su motoru, kaip toks mažas lėktuvėlis. O skraido ir vasarą, ir žiemą? Nu, pagrindinė vasara. Pagrindinė vasara, o kodėl, kaip galvoji? Todėl, kad oro srovės jums reikalingos. Matai, nežinau, daugiau vasarą maždaug teko čia, kada paskraido. O kaip galvojat, kiek jis aukštai gali ten pakilti? Tai čia. Jau čia techninis ir. Nu kaip, kažką turi apsirengti. Išskraido, skraido. Malonumas, nesenai Trakuose pagal mane buvo. O žiemą ar skraido, ar vasarą? Žiemą ir vasarą skraido, taip. Visada skraido? Taip. Šalta žiemą gal. Kas? Pats su parasparniu. Nu tai žinoma, kad pastoviai skraido pagal mane. Ir žiemą skraido? Nu tai pagal mane gal taip. Kaip šilčiau būna oras geras. O vasarą labai dažnai? Dažnokai. Žiemos metu skraido, tai bus šiltas kombinezonas. Pavakarį, aš beveik einu miegoti tada, apie 9 valandą, vasaros metu. Su parasparniu galime skraidyti ir žiemą, ir vasarą, sezonas neturi reikšmės. Nebent jeigu norisi paskraidyti kaip su sklandytuvu, naudojant kylančias srovės, tai pavasarį, vasarą tokio oro gerokai daugiau. Na, o žiemą teks šilčiau apsirengti. O tai jis tik tai su varikliu matėte? O gali būti gal be variklio? Neįsivaizduoju, nenusimanau tokiuose dalykuose. Be variklio? Be variklio. O Yra ir su varikliais. Yra ir su varikliu. Taip. O tie be variklio, jie ilgai ore išbūna? Gan ilgai. Variklių, aišku, yra ir be variklių turbūt. O tai kaip be variklio, jie kaip pakyla? Mačiau antros sutempę, vienas lėktuvas tą be variklių, paskui paleidžia ir skrenda, kaip į tą skrenda. Pagal mane vėjo pagalba. Tai jeigu vėjas, tai nuo kažkokio kalniuko turėtų, ar kaip? Nuo ledo, kur nors lygus paviršius ir jis skrenda. Tai sparnas tas medžiaginis, ar jis koks kieto pagrindo? Kažkoks toks, nu gal koks kaip brezentinis, kaip koks, nu stipresnis toks, kad neplištų gal, bet ne geležinis tikrai. Be variklio? Be, jo nesiuštempė, jo, dabar suklydau. Aha, o kaip ten jie pakyla? Užtempė mašina. Aš mačiau, kiek mačiau, tai su varikliais. Užė. Ši čia skraido su varikliais? Taip. Ir būna jie tik tai su varikliais? Ne. Ir be variklių būna? O kaip tai atrodo be variklio, kaip jis ten gali skristi? Sparnai ir toks laikosi ir sklando. Ne, ten ne parasparnis, ten kažkaip kitaip vadinasi, nežinau. Parasparnis su sparnais ir su varikliu turėtų kažkokiu būti. A jis su varikliu, be variklio? Nu kad yra variklis, užė. Aha, o kaip galvojat, gali būti be variklio irgi toks pats? Nu be variklių nelabai gal. Nežinau, aš tai daugiau apie lėktuvus gal pasakyčiau. Bet negaliu tiksliai pasakyti. Tai turbūt, kad su varikliu tik tai. Tik tai su varikliu? Turbūt, ja. Tai turbūt, jeigu atsisakytų variklius, tai jis nusileistų kaip parašiutu paprastai. Su parasparniu galima skraidyti ir su varikliu, ir be variklio. Be variklio variantas, kaip naudojamas jo kaip sklandytuvo. Tai tada reikalingas koks nors šlaitas arba išvilkimas ilgų trosų kaip aitvara. Skraidimas su varikliu nereikalauja nei išvilktuvo, nei šlaito. Jis pakils nuo bet kokios laisvos, nuo be kliučių aikštelės ir gali skraidyti kaip lėktuvas, kaip lėktuvėlis motorizuotas. Išjungus variklį, parasparnis tiesiog tampa be motorių parasparnių ir sklendžia žemyn ir ramiai saugiai nusileidžia. O kaip galvojat, parasparniai, jie apskritai Lietuvoje seniai jau skraidomasi parasparniais? Man sunku pasakyti šitą klausimą. O kada pirmą kartą pamatėte? Nu, bent prieš 20 daugiau metų. O iš kur atsiradę, iš kur kilę parasparniai? Nežinau. Gal prieš 10 metų. Taip, gal prieš 15. O taip. Parasparniai atsirado prieš maždaug 25-27 metus. Daug šalių pretenduoja į parasparnio atradimą. Klasikinė istorija
laiko prancūzus kaip pirmtakius. Jie 80-ųjų metų vidury pabandė su parašiutais sparnais šokti ne nuo lėktuvo, o nuo šlaitų. Ir nuo to viskas po truputį ir prasidėjo. Tai pradžiai parasparnis gimė iš parašiuto sparno. O dabar ore lėktuvas ir parasparnis, kas ko turėtų labiau saugotis, bijoti ir kam pirmenybė ore būti? Nežinau. Tai galvojate, ore, pavyzdžiui, gali susidurti lėktuvas su parasparniu? Nu, manau, kad ne. Nekontroliuojamai oro erdvėj parasparnis turi pirmumo teisę, jis turi prioritetą. Tai yra gera žinia parasparnių pilotui, bet reikia nepamiršti, kad kontroliuojamai oro erdvėj parasparniui be leidimo būti draudžiama, o būtent tokio erdvėj skraido lėktuvai. Todėl, jeigu abu pilotai laikosi taisyklių, tai jų susidūrimas yra neįmanomas. Jeigu yra taisyklių pažeidimas, pavyzdžiui, parasparnio įėjimas į kontroliuojamą oro erdvę, tai susidūrimas be abejo tampa įmanomas ir jis labai liūdnai baigsis tiek parasparnių pilotui, tiek gali liūdnai baigtis ir lėktuvui. Todėl tai yra labai pavojinga. Niekad neskridot? Ne, o norėtumėt pabandyti? Nu, kad jau ne tas amžius. O kodėl galvojate, jau per senas ar kaip? Nu, nežinau. Dažnai matote, kaip skraido? Matom. A gal bandėt? Ne, ką. Bet norėtumėt? Ne. Tai būtų gal visai gražu pamatyti iš viršaus savo namus. Ai, ne, jau ne tas amžius. Skraidyti su parasparniu galima bet kokiam amžiuje. Nebent jeigu jūs esat nepilnametis, tai pagal taisyklės reikia tėvų sutikimo. Jauniausias savarankiškai pakilęs pilotas Lietuvoje bent yra 10 metų berniukas, vyriausias beveik 70 metų. Skraidinti parasparnių keleivius vėlgi galima bet kokio amžiaus. Ir kiek aš žinau, jauniausias vaikas, kuris buvo pakilęs su parasparniu kaip keleivis, tai buvo mano 3 metų dukra. O tai kaip galvojat, kiek žmonių gali daugiausiai skristi parasparniu? Jau skraido tik vienas, grūdinai. Tik vienas, o daugiau negali skristi? Tai gal ne tas, ne apie tą aš kalbu. Dviese turbūt daugiausiai. Taip po vieną daugumai turbūt skraido. Nu, gal 2, gal tik vienas. Neatspėjau. Nu, pasakykit, ar aš gerai sakau. Kiek daugiausiai žmonių gali skristi parasparniu? Gal porą ar vienas, nežinau. Daugiausiai taip. Vienas gal. Aš kiek mačiau, tai tik tais, vieną kartą gal 2 skridau, o taip tai visą laiką po vieną. O jūs kaip galvojat, gali daugiau žmonių skristi, ar tik vienas pilotas, ar daugiau? Vienas. Gal yra ir 2 vietų, bet šitas tai turi vieną vietą, vienvietis. Parasparniai būna įprastai arba vienvietis, arba dvivietis. Bet esu matęs filmuką, kai žmonės padarė atrakciją ir startavo nuo kalno su dviviečiu parasparniu 12 žmonių. Jie buvo parašiutininkai, kiekvienas iš jų turėjo parašiutą, todėl kai jie nuskrydo virš slėnio, tai kiekvienas iš jų atsikabino ir nusileido su parašiutu. Nors būtų labai įdomu pažiūrėti, kaip jie taip ir nusileistų visi 12. O tai aukštai šiaip pakyla, kaip galvojate, kaip gali pakilti aukštai? Aukštokai skraido čia pas mus. Būna ir žemai nusileidžia. Gal ne toks lėktuvas, nežinau, ten. Tas sparnis koks ten. O tada kaip aukštai gali iškilti parasparnis? Irgi nežinau. Iki debesų gali iškilti? Ne, tikrai ne. Negali iki debesų? Nu, manau, kad ne. Nu, būna ir aukštai. O kiek maždaug aukščiausiai galėtų pakilti parasparnis? O šito tai nežinau. Nu, ne aukštai gal. O kiek maždaug? Nu, nežinau, kiek tų metrų. O tai iki debesų pakyla maždaug? Nu, gal ir pakyla. Nu, taip neblogai, aukštai. Iki debesų galėtų pakilti? Nu, ne, gal iki debesų ne. Ne, o tai kiek daugiausiai gali pakilti? Nu, tiksliai negaliu pasakyti. Nu, maždaug kaip galvojat? Nu, ką žinau, gal kokį kilometrą, gal pusę, gal pusę. O kodėl aukščiau negali pakilti? Nu, tiksliai nežinau, gal neleidžia koks slėgimas ar kas. O aukštai skraido? Aukščiau, žemiau, kaip patinka.
Įprastas aukštis parasparnio tai yra iki debesų pado. Pavyzdžiui, Lietuvoje tai yra 1,5–2 km. Nors galima pakilti ir gerokai aukščiau, kiek leidžia kylančios srovės. Ir kalnuose seniai buvo bandymai, taip sakant, nustatyti naują rekordą ir kilti vis aukščiau ir aukščiau. Nors tai jau nebėra saugu, todėl dabar aukščio išlošimo rekordai nėra fiksuojami. Buvo atskirų atvejų, kai pilotas ne savo norų audroj buvo pakilęs ir iki 9 km ir netgi išgyveno. Bet aišku, tai yra labai ekstremalu. O tai patys tą sparną pasidarė patys jie, ar iš kur jie gauna? Gal man atrodo, kad yra, kad pasidaro patys. Susikonstruoja, jeigu galva išneša. O tai kaip galvojat, Lietuvoje daug tokių, kurie gali susikonstruoti ir kiek skraidančių yra Lietuvoje? Ne, tai tokių nėra, čia reikia vis tiek biškį supratimų, talentų žmogaus, kad jis labai norėtų to. Tai Lietuvoje nelabai tokie talentingi žmonės. Tai yra. Parasparniai pagaminti pačiam teoriškai kaip ir galima. Jokių ypatingų kosminių technologijų jo siuvime nenaudojama. Bet praktiškai tai yra pakankamai sudėtingai, reikia turėti labai daug specialių žinių, praktiškai būti aviokonstruktorium. Todėl savidarbių parasparnių, aš manau, yra vienetai, o pagrindinis būdas skraidyti su parasparniu jį įsigijimas, pirkimas iš specialių įmonių, kurios tik tuo ir užsiminėja. Kai mane paklauso, kas yra parasparnis, aš neretai atsakau, tai yra svajonė. Tai yra svajonė skraidyti. Tai yra pats paprasčiausias, demokratiškiausias būdas skristi ir išpildyti savo svajonę. Jeigu jūs, aišku, apie tai svajojate. Tai jeigu jūs norėtumėt pakilti iki debesų, skraidyti valandom, skraidyti toli, gražiai, galbūt paprasčiausias būdas tai padaryti, tai išmokti skraidyti su parasparniu. Pabandyk. Fotkina, labą dieną. Ateinate fotkinti. Kas čia fotkina mano kiemą? Čia filmuoja. Nu tai taip, supratome? Also damit kann man doch nicht Essen machen, ja? Nee, mit denen wird eher gesagt, kann man fliegen. O iš kur pakylote, kurioje vietoje čia? Iš traktodromo. O tada, kaip tos oro srovių pagalba, kai sklando, kaip galvojat, kiek... Ne, čia net. Pasibaigė klausimai. Jo. Nu ką, klauskit. O tai ten, kiek daugiausiai žmonių gali skristi parasparniu?